Sveiki visi, kam įdomu. Trumpas filmukas, kaip sustatyti kubiką 8x8. Pirmą išsiardome. Išsiardėme. Dabar pradėsime nuo vienos spalvos. Aš sudedu vieną spalvą, iš pradžių baltą. Parodysiu, kaip sudėsiu. Kągi, čia matote vieną kvadratą vidurinį. Aš jį susirenku dėl to, kad nesimaišytų. Balta spalva jau dabar nesimaišys, lieka 5 spalvos. Ir taip pat sėkmingai reikia susirinkti likusius 5 kvadratus. Turime atitaikyti spalvas būtinai prieš baltą geltoną, prieš žalią mėlyną ir prieš tamsiai bordavą oranžinę. Susuksiu, parodysiu. Trumpai, kas čia yra. Baltos spalvos susisukus, jinai nebesimaišo. Ir dabar priešingai baltos pusės yra, matome viduriuką geltoną. Nuo geltono būtinai turi būti raudona, po to žalia, žalios apačioje yra mėlyna, o oranžinės apačioje yra raudona. Ir eiliškumas, jeigu sumaišysit geltoną su žalia, sukeisit vietom, galutiniam rezultate kubiko nesusuksit ir turėsit grįžti prie šito pirmo žingsnio ir daryti viską iš naujo. Dabar suksiu sekantį žiedą 4x4, kai susuksiu, parodysiu. Na va, susisuko baltą, kaip minėjau, nemaišę. Dabar mes turime viduriukus 4x4 visus susuktus, visas spalvas. Ir pradedam nuo viduriukų, kad neišsiskirstytų. Dabar suksime visas tas aplinkinės ir pabaigsime didelius kvadratus. 6x6 gausis, vėl užtruks laiko. Ir tada eisime toliau. Liko statyti paskutinį. Viskas yra susukta, kvadratai visi savo vietoje, išskyrus vieną oranžinę reikia sukeisti su žaliu 7 kartai ir jisai vietoje. Viskas, oranžinis kvadratas yra, viskas yra. Dabar šitą padarę. Galime dėti kraštines, visas vienodas auginti. Jas reikia po 6 sudėti. Kol kas reikia sudėti į vieną kraštinę visas spalvas, nesvarbu kaip jo žiūri viena su kita. Jeigu sudėsit į vienodą pusę, jau viskas gerai, o jeigu bus skirtingai, tai reikės dar pritaikyti formulę ir jas apsukti, po to užims daugiau laiko. Aš pradėsiu rinkti nuo žaliai raudonos ir po to parodysiu, kaip sekasi. Čia jau yra surinktos 4 viršutinės kraštinės. 1, 2, 3 ir 4. Kaip rodžiau, galima surinkti ją viena spalva iš karto. Arba galima surinkti, skaitosi ir šitaip. Čia yra surinktos, bet po to mes turėsime apsukti paprasčiausiai su papildoma formulė tos 2 kvadračiukus ilgą formulę, dėl to aš stengiuosi sukti iš karto vienodai, taupyti laiką ir kad kuo greičiau susukti. Atėjo situacija, kai kraštinės yra surinktos, išskyrus 2 paskutinės. Ir šitas 2 paskutinės kraštinės pagal tas pačias formulės nėra kaip surinkti, ten yra skirtingos dabar jau. Ir reikia sukeisti, čia yra baltai oranžinė, 1, 2, 3, 4. Reikia šitas geltonai raudonas išimti ir sukeisti su šitom baltom oranžiniam priešingoje pusėje. Tai reikia sukti 2 kartus. Pirmą sukeisim vieną su šitą ir apsukus vėl į tą pačią poziciją. Antrą kartą sukeisim šitą su šitą. Važiuojam. Matome, kad dabar jau yra iš eilės 4 geltonai raudoni ir 4 geltonai oranžiniai.
Dabar reikia sukeisti šitą, išimti iš krašto ir dėti vietoj šitos, šitą sukeisti, šitas dvi sukeisti vietomis. Važiuojam. Viskas yra sukeista, dabar jau spalvos atitinka, reikia paprasčiausiai jas vietoje apkeisti ir, kaip minėjau, gali būti susukta gražiai, vienodai jau, o čia reikia 15 kartų sukti, kad paprasčiausiai apkeisti. Stengiuosi, tinginys esu, stengiuosi iš karto sukti teisingai, kad nereikėtų po to kaitalioti. Daroma taip, kad 15 kartų sukama formulė ir šitie du apsiverčia. Paprasčiausiai užtrunka laiko ir reikia išmokti ją. Viena klaidelė ir grįžtate 5 žingsnius atgal. Matote, šitie du buvo atvirkščiai, dabar jie yra taip. Dar kartą 2 kartus reikia pakartoti, reikia apkeisti, kaip minėjau, šitą baltą mėlyną ir šitos 2 apkeisti geltonus, šitos pastatyti į viršų. Kągi, susukau. Dabar visos kraštinės yra vienodos ir gražios, liko paprasčiausiai susukti kubiką 3 ant 3. Pirmą suku aš pirmą aukštą, po to šonus. Ir galutinoj formuliai suku kryžių. Kryžius gali nesigauti iš pirmo karto. Žiūrėsim. Kągi, susisukau 2 aukštus. Pirmą aukštą, kampai, antras aukštas. Pavadinkim taip, dabar čia reikia atstatyti kryžių kaip 3 ant 3. Išsiardėm geltoną spalvą. Pasižiūrėjom, kur randasi. Mėlyna su geltona. Oranžinis netitinka, mėlynas netitinka, o čia žalias atitinka ir raudonas atitinka. Viskas, pasukus kelis kartus, tos spalvos atitiks. Va. Dabar atitinka kryžius. Dar gali netitikti kampai, tuoj pasižiūrėsim. Vieną spalvą atitaikėm, žalią, geltoną, raudoną atitaikėm ir šičia nepavyko, nes netitinka spalvos, tuoj parodysiu dėl ko. Dabar reikės persukti, ištaisyti klaidą kampų paprasčiausiai. Nieko čia baisaus neatsitiko, bet parodysiu jums, dėl ko šitas kubikas yra beveik susuktas, bet paprasčiausiai vietoje oranžinės raudona čia yra, o vietoje raudonos čia yra oranžinis kubikas. Tai atsitinka tik tai lyginiuose skaičiuose. Dabar reikia išsiardyti šitą kryžių, persukti kryžių į priešingas pusės, sukeisti mėlyną su žalia. Tai daroma yra taip, laikoma šitie 2 priešais. Yra formulė. Ir paprasčiausiai, dabar parodysiu, kad aš išardžiau šitą kryžių. Čia buvo mėlynas su oranžinė kryžius išardytas, anoj pusėje žalias su raudonu kryžius išardytas, dabar jį reikia susukti. Ir tada kampai atitiks ir kubikas bus susuktas. Vienas pusė kryžiaus sustatyta, šitą pusę įstatom. Viskas, kryžių aš sustačiau ir dabar esu garantuotas, kad kampai jau atsistatys į vietą. Vieną kampą matome, bordavai mėlynas jau yra, pagal kitą žiūrime, kur kitą atstatome kampą. Ir spalvos kampų, jeigu atitinka, o jos atitinka, raudonai, geltonai, matom atitinka, paprasčiausiai po 2 kartus kiekvieną statome viską į vietą ir viskas yra pabaigta.
Dar vienas kartas. Prašom, ponai, kaip tai daroma. Iki sekančių kartų.